Labas rytas, mėly draugai, ir šiandieną Pragoje mes jau antrą dieną. Dabar lėksim į Pragos centrą, pasižiūrėsim Karolio tiltą, pereisim, pasižiūrėsim į pilį, pasivaikščiosim po senamiestį. Andrius registratūroje, nes šiandieną mes parkingo viešbučio teritorijoje neturim, parkuosime mašiną kažkur tai maždaug kilometrą ar du nuo viešbučio, saugomo aikštelį. Tai viešbutis pasirodo sutarę su Tesco parduotuvė ir mes parkuosime Tesco požeminėje aikštelėje, kur aikštelė saugoma. Su mašina 3 minutės kelią. Dabar tai va taip fainai, va mūsų mašina va priparkuota, va čia buvo vidiniam kieme. Šiškos ant jos krito. Žiūrėk, nepraskėlė galvos tavo mašinai tos šiškos. Tai va. O dabar jau važiuosim toliau, parkuosim kažkur. Tai esam Tesco aikštelėje, pasistatėme mašiną, čia viešbutis turi iš tikrųjų labai nemažą teritoriją stovėjimo aikštelės, grinai viešbučio svečiams. Ir nežinau, įsivesim tuoj į Mapsus adresą ir žiūrėsim, kur artimiausias yra stotis metro. Tada važiuoti iki senamiesčio. Į miestą mes važiuosime metro. Metro čia pas juos labai įdomi, iš tikrųjų mokėti reikia ne už bilietą, o už pravažiavimą. Kiek laiko žadi važiuoti, gali pirkti pusvalandžiui, gali pirkti valandai, gali pirkti keliom valandom arba visai parai. Jeigu esat Pragoje ir planuojate daug važinėtis metro, tai galite pirkti bilietą visai parai, kuris kainuoja 6 eurai. Mes ko gero pirksime bilietą pusvalandžiui, nes mes važiuosime tik iki miesto, o iš miesto jau grįšime mes Boltu. Ir oras jau šiandieną iš tikrųjų yra nuostabus, maloniai šiltas, jau jaučiasi vasara. Tai mes turistai, žinokit, metro stotyje, žiūrėkit, Andrius gusti į telefonų sulindę, čia metro, bet šitas ne mūsų, mes laukiam žalios linijos, o čia raudonas. Ir važiuosim 6 sustojimus dabar iki Musteka stotelės, kurioje išlipsime ir dar eisim 5 minutės iki senamiesčio. Tai va, nėra taip sudėtinga. Žinot, tik tais bėda ta, kad man nuskaičiavo pinigus, bet nedavė bilietėlio, tai aš jaučiuosi pusiau zuikis. Bilietėlis, tarp kitko, €60 kainavo. Įsėdam mes į metro, matot kaip atrodo? Tuščias toksai vagonas. Gustė va, sėdi rami ir visiškai nesiparina. O Andrius nuo vienos kėdės ant kitos šokinėja. Andriau, ką nors pasakyk? Makata. Laikas neprailgo, iš tikrųjų labai greitai atvažiavom per kokią 11 minučių, 5 sustojimai 6. Ir dabar jau kylam iš metro į viršų, į lauką. Žiūrėkite, koks gražus pastatas, mums ką tik išėjus iš metro. Va. Ir dabar eisim ieškoti senamiesčio aikštės pagrindinės. Čia va, remontuojama irgi viskas. Matau, ten būtų gražu, bet remontuojama. Pastatai gražus. Bet čia centras, kaip suprantu, tik ne senamiestis čia. Jo, čia šalia senamiesčio mes išlipom. Andrius rado tailandietiškas masažas nuo 10 eurų. Jau čia kojų masažas bus 10 eurų, Andriu. Eina pasiklaus kiek laiko, tai galbūt eis ir masažuosis. O mes tuo metu su Guste galbūt kažko atsigersime. Va čia va parašyta, žiūrėk. 15 minučių tau. Ir daugiau negu 10 eurų. Pėdų masažas. Čia tik pėdų, ne? Aha. Ką jūs mūsų važiuokit? Apsikabinęs Londono laikrodį. Va, Big Beną. I talk facts, I'm the proof in motion. Heavy on the beat, little smile like poison. Follow my shadow but can't match my pace. I don't chase the spotlight, it's up to my face. Hear that, it's the sound of my limit breaking. Every step I take, the whole floor shaking. Wow, Jėzus, kiek kainuoja? 300.
O jas, pastatai tai žinokit gražus. Žinokit, gražus. Taip. Labai. Va, gatvelė, žiūrėkit kokia miela. Krištolas, grafinai, vazas, kiek suvenyrų. Šiaip čekiškas kristalas, jeigu kas atsimenat, nuo senų senovės labai brangus, aš atsimenu dar netgi senais laikais mano mama amžinatilsį turėdavo servizus iš čekiško kristalo, labai jas tausojo. Kur jie dabar dingo, tikrai negaliu pasakyti, man jie neperėjo. Bet iš tikrųjų labai gražus, labai blizga tas kristalas ir kainas nėra pigus. Pavyzdžiui, va šita va graži vaza. Dabar palaukit, ką jūs čia matot. Va šita va gražioji vaza. Čia daugiau negu 200. Čia, 300 būtų 2400. tai čia taip, čia apie 300 eurų šita vazelė kainuoja. Beveik virš 3, beveik 4. Dieve, kokia bažnyčia. Dieve, nematė. O, šliopki, tropki. One look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main. Can't dim my flames and flame. Whole place change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, that's daily. Gustė perka karamelizuotą mačą su bananais. Aš galvoju, gal paklausiu, galbūt jie daro netyčia apelsinų šaltos kavos. Tai jeigu daro, tai norėčiau paragauti šaltos kavos su bananais, su apelsinais kažkaip. Vis tik ilgiuosi aš to Tailando. Gersiu kavą su toniku, su uogom. Žiūrėkit, yra boosteriai energijos, va tokie, va, tarp kitko, populiarūs gana buvo Tailandė, tie boosteriukai. Gustelė. Boosteriukai Lietuvoje parsiduoda mažiukai. Boosteriai energijos, mažiukai, buteliukai. O tik parodysiu. Nes Tailandė būdavo labai populiaru, dabar čia pamačiau. Nes va čia kainuoja apie 2,50 €, 2,60 €. A ne? Žiūrėkite, kaip tobulai atrodo Žinai, ką pamiršau? Gustės mača, ką? Vieną paprašyti, kad būtų augalinės. Nu, bus įspoguota. Gustė sakė, jaučiasi kaip nuoga, bet jinai iš tikrųjų su kelniam, pažiūrėkit. Čia šortai. Va, jinai nenuoga. Pažiūrėkit, kiek turistų. Pastatai tikrai gražus. Ir vėl lietutis, pažiūrėkit, Gustė slepiasi po lietum, bijo kelių lašų lietaus Gustė. Nupliks. Tipo. Tai. Aišku, ne tai baisu, bet nenorėčiau, kad įsilytų smarkiai. O, jau skambina. Langelį atsidarė. Kas ten tuose langeliuose? Nu, kažkas čia važiuoja, kažkas per langelius žiūri, o mes čia stovėjome, laukiam 15 minučių. Ir čia daugiau niekur nebus, tik tiek, jo? Okay. Gal tai kažką reiškia, Gustė? Čia tik tiek? Nu, žinot ką? Tai dabloja? Čia visas pasirodymas, kurio mes laukiam 15 minučių. Ir suskambėjo laikrodis, ir nustojo lyti lietus. Tai stebuklingas Prahos aikštės laikrodis, kuris suvaldo stichiją. Nes prieš tai, žinokite, kol laukiam tą 15 minučių, lietutis pliaupė normaliai, mano baltiniai užšlapi. 5 minutės, bet stipriai pakankamai lyjo.
o su zvambalu ir lietus baigė lyti. Man ta pilis tai kažkas tokio, net nežinau, kas čia bažnyčia turbūt, nes kryžių matau, bet labai labai gražu. Na ir mes priartėjome prie tilto įžymaus Prahoje ir dabar jau keliausime per šį tiltą. Šį tiltą vadina Karolio tiltu, jeigu sulietuvinti, šiaip Čarlio tiltas, Čarlis. I'm the spark in the dark. Watch it bloom. Hey, hands up. We run the room. Hands up. We run the room. Daktaras Hausas, matau, nupieštas. Daktaras Hausas, Lara Croft nupiešta. Jo, daug žinomų visokių aktorių. Šiaip gražiai piešia, jo, ir spalvotus netgi piešia, va. Talk slick. I talk facts, I'm the proof in motion. Heavy on the beat, little smile like poison. Follow my shadow but can't match my pace. I don't chase the spotlight, it's like to my face. Hear that? It's the sound of my limit breaking. Every step I take, the whole floor shaking. I don't shrink, I rise, let it climb, say my name now. Kaip nuostabiai atrodo. You know it's ours. Kitoje pusėje upės visas šitas. O Jėzau, tiesiog fantastika. Šventasis. Ir visi liečia, jo? Čia nežinom, kas čia. Ir aš liečiau. Ir čia kabina spynelės dar. Kažkas šventasis, matau. Va, Tiltų saugotojas. Ir kryžius. Žiūrėkit, mano Andriukas liečia šuniukus, vaikų saugotojus, kiekvieną skulptūrėlę liečia, šaunuolis. Man kojas praeina skaudėt, bus teiklės visus. O, jau gydo Andrių. Mielas balkonėlis, čia turbūt žmonės gyvena, įsivaizduoju, kokius mažos durelės. Aš vis tiek atsineščiau kėdutę, atsisėščiau tam balkonėlį ir atsigerčiau kavos. Ir žiūrėčiau į turistus, va tokius kaip aš. Stepping camera loves me, I don't need permission. I turn maybe into done, that's my definition. No crown on my head, still you feel the pressure. I'm the headline front page, built for the measure. Talk slick. I talk facts, I'm the proof in motion. Heavy on the beat, little smile like poison. Follow my shadow but can't match my pace. I don't chase the spotlight, it's like to my face. Tai dabar iš tikrųjų sustojame papietauti kavinėje centre Prahos. Ir nežinau, užsisakėme lėkštę įvairių mėsų, tiesiog norime paragauti, tai sharing plate vadinasi, kurią dalinsimės visi tryse. Tai ten bus pusę kilogramo mėsos toj lėkštėj. Bulvytės salotų užsakėm atskirai, nes salotų Andrius neypatingai valgo, tai mums su Gustė tikrai užteks. Tarp kitko, labai skanus jų yra alus, kaziol, ar kaip jis vadinasi. Ir visai nebrangus, čia yra kaviniai tai brangiau, bet, pavyzdžiui, vaikščiojimo parduotuvėje tai alus dažnai net euro nekainuoja. Tai va, tai žiūrėsim, ką atneš, ragausim, skanausim ir papasakosim skanuonę. Tarp kitko, kiek Andriau ta sharing lėkštė kainavo mums? 28 eurai? Daugiau, bet dabar jie kyla. 28 eurai ta lėkštutė, kurią mes dalinsimės. Pusę kilogramos mėsos, 28 eurai. Tai va, tai bus matyt, iš tikrųjų. Andrius susisakė aviečių limonadą. Salad. Here, in the middle salad. Mixed grill. Okay. Žodžiu, čia yra pusę kilogramo mėsos, neatrodo ypatingai daug, bet manau, kad užteks iš tikrųjų ant trijų užteks bulvytės ir salotos, jo, bandysim ragauti. Žiūrėkit, lėkštelės tuščias, reiškia, čia skaniai maitina, arba mes tokie be proto alkani buvom. Gustė, kaip ten buvo? 7-8. 7-8 vertintų mane. Tavo įvertinimas, Andriau? 6-5. Andrius niekada per daug neduoda, jo. Tai kur tu duodi gerai Lietuvoje, pavyzdžiui? O aš tai iš tikrųjų galvoju, kad kokie 7, jo, nedaugiau, 8 neduočiau, nes labai sausa buvo vištiena. Bet salotom duočiau 9,5 gal net salotom. Salotos geros buvo. Ir bulvytės labai skanios, labai plonos buvo. Tai va. O mėsa nepatiko man kažkaip. Fui. Per sausa, jo. Lights out, I'm the spark in the dark.
Gerai. Prisipažinsiu, nebuvo lengva užlipti čia tokiu sparčiu žingsniu ir be sustojimo. Bet tikiuosi, kad buvo verta. Dabar jau einam į pačią pilį. Raudoni Prahos stogai. Prašau, miestas, nuo pilies sienos. Atrodo gražiai, gražiai, gražiai. Say we this time. One look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Čia yra patys jau rūmai. Tai va. Tik išeini iš rūmų teritorijos ir šitą įspūdingo grožio bažnyčią. Tai žinokit, kažkas labai labai gražaus ir nepakartojamo. Net nežinau, kaip netelpa jinai man tiesiog į kadrą visa, bet jinai labai 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 graži. Jūs pažiūrėkite. Jūs pažiūrėkit, ten dalis yra restauruojama. Bet, vau. Tuoj pabandysiu. Žodžiu, kokį pusvalandį mes čia turbūt sėdėjom ant to suoliuko, čilinom, kalbėjom, bendravom. Nusprendėm, kad eisim ieškoti tų garsiųjų nutrijų Prahos. Tai mums dabar dar 2 kilometrus eiti nuo čia. O po keliu, aišku, užsuksim atsivėsinti ir atsigaivinti, nusipirksim kokios skanaus, nuostabaus kokteilėlio. Tai va, tai kas morkas pirks nutrijom iš jūsų? Tai va. Tai žodžiu keliaujam, bet balkonas tikrai gražus, jūs pažiūrėkit. Eikėtis. Į tos detalės, super. Dar kartą vaizdelis į tą nuostabią bažnyčią. Labai gražu. Tikrai nežinau, kas statė tą bažnyčią, bet tokios detalės, tokia architektūra. Man sunku filmuoti su šitų dalykėliu, aišku, bet vis tik pažiūrėkit. Nuostabaus grožio. Mes dabar čia Kapeika Andrius turi, įmesim mes tų savo 10 čekiškų kronų. Stepping camera loves me, I don't need permission. I turn maybe into done, that's my definition. No crown on my head, still you feel the pressure. I'm the headline. Va, žiūrėkit kokia vietelė, kiek daug sėdi romantiškai porelių jaunimo susėdė ant upės kranto. O mes dabar eisime per šitą pėsčiųjų tiltą į tą salelę, nes nežinau, paskaitėm, kad ten turėtų būti nutrijų ten tų. Tai varysim pažiūrėti. Va, eina Andriukas su Guste. Ir aš iš paskos, kai visą laiką, nes man tai reikia ką filmuoti. Žodžiu, lipam ant tilto dabar. Ir keliausim į salą. Ieškoti nutrijų, kitaip tariant, vandens žiurkių turbūt. Taip ir negavom niekur nusipirkti morkų. Ko mes jas maitinsim, aš dar nežinau. Va. Žiūrėkit, koks dailus tiltas pėsčių. Ačiū, ne tik pėsčiųjų. Nu, bet va, gražiai atrodo.
spark in the dark. Watch it bloom. Hey, hands up. We run the room. Hands up. We run the room. Stepping camera loves me. I don't need permission. I turn maybe into done. That's my definition. No crown on my head, still you feel the pressure. I'm the headline front page, built for the measure. Talk slick. I talk facts, I'm the proof in motion. Heavy on the beat, little smile like poison. Follow my shadow but can't match my pace. I don't chase the spotlight, it's stuck to my face. Hear that? It's the sound of my limit breaking. Every step I take, the whole floor shaking. I don't shrink, I rise, let it climb, let it climb. Say my name now, say we this time. One look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flame. Whole place, change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk. Nu ką, atsisveikinam su Prahos centru, einam į metro, keliausim po truputėlį link viešbučio. Reikia ruoštis rytojus mūsų laukia kelionė į. Manau, kad į Prahą aš dar kažkada sugrįšiu, man labai patiko, labai vaizdinga, labai graži, nuostabi architektūra, gyva. Žiūrėkit, atsirinkit, kas jums įdomu, gal neįdomu, parašykit komentarus, ką blogai darau, ką gerai, man tai iš tikrųjų šiaip žiauriai įdomu. Įdomu būtų sužinoti, nes aš žmogus pradedu dar tik kurti kanalą, tai bandau tobulėti, stengiuosi dėl jūsų. Žiauriai smagu, kaip pagirėt, blogas komentaras irgi aišku, bet supykdo gal iš pradžių, bet vėliau verčia susimastyti. Tai va, tai rašykit žmonės brangieji, laikinkit, subscribinkit, komentuokite. Ir ką, šiandieną diena mūsų baigta, susitiksime rytoj jau iš Austrijos.